Taigi, šiandien neriame į vieną gražiausių sanskrito literatūros perlų. Tai 16 amžiaus poema Hamsa Duta. Ir patikėkit, tai kur kas daugiau nei tiesiog eilės. Tai gili kelionė į dieviškos meilės ir ilgesio širdį, kurią mums atveria poetas Rupa Gosvamis. Ir iškart, bum, esame pačiame emocijų sūkuryje. Šie žodžiai – tai ne šiaip priekaištas, tai šauksmas kylantis iš pačios poemos gelmių, iš pagrindinės veikėjos širdies, kuriame telpa visa išsiskyrimo tragedija. Įsivaizduokime sceną. Vrindavanas, ramiai tekanti Jamunos upė, o ant kranto stovi ji, poemos geroja Rada, visiškai viena paskandusi savo sielvartį. Kodėl ji taip kenčia? Atsakymas atrodo paprastas, bet kartu ir be galo sudėtingas. Išsiskyrimas. Jos mylimasis Krišna išvyko į didingą, triukšmingą Dvarakos miestą. Ir šis atstumas tiek fizinis, tiek emocinis ją tiesiog sunaikino. Pasaulis aplink jai tiesiog nebeegzistuoja. Bet žinote, kai būna, net pačioje giliausioje tamsoje kartais įsižiebia vilties kibirkštėlė. Ir šiuo atveju ta viltis atskrenda sparnais. Pasirodo kažkas, kas gali įveikti tą milžinišką atstumą. Radhos draugė Lalita, nebegalėdama žiūrėti jos kančią, pakelia akis į dangų. Ir kągi ji pamato? Gražuolę baltą gulbę, sanskrito kalba vadinama Hamsa. Ir jai toptelė geniali mintis – paprašyti paukščios tapti Duta, meilės pasiuntiniu. Ir čia svarbu stabtelėti. Duta – tai ne šiaip sau paštininkas ar pašto karvelis. Klasikinėje Indijos poezijoje Duta yra nepaprastai svarbus. Tai tarsi gyvas laiškas. Jis neša ne tik žodžius, jis neša jausmus, atodusius, ašaras, pačią siuntėjo sielą. Taigi šios gulbės misija milžiniškos svarbos. Na gerai, o kokiagi ta žinia? Ką Radha nori pasakyti Krišnai? Tai tikrai nebus trumpa žinutė pasiilgau tavęs. Oi ne, tai visas vandenynas. Vandenynas prisiminimų, jausmų ir žinoma skausmą. Ir štai čia slypi visa esmė. Pažiūrėkime į šį kontrastą. Vienoje pusėje Krišna, kurį jį pažinojo. Paprastas piemenukas Vrindavane su fleita, laimingas. Kitoje pusėje Krišna dabar, Dvarakos karalius su karona, soste, apsuptas karalienių ir turtų. Tai ne tik kilometrai juos skiria visas pasaulis. Savo žinutėje ji ir bando nutiesti tiltą per šią praroją, prisiminimų tiltą. Ji klausia, ar pameni? Ar pameni, kaip tavo flėtą užgrodavo, o aš viską mesdavau ir bėgdavau pas tave? Ji bando jam priminti ne karalį, kuriuo jis tapo, o tą berniuką, kurį jį mylėjo. O tas išsiskyrimas ją tiesiog griauna iš vidaus. Ir tai ne vien dvasinis skausmas. Jis persikelia į kūną, ji nevalgo, nemiega, tiesiog nyksta akyse. Įsivaizduokite, net vėsi, raminanti mėnulio šviesa dabar ją degina. Kodėl? Nes primena jį. Dabar prieiname prie pačios žinutės širdies. Tos dalies, kuri tiesiog atima žadą. Čia mes pamatome, kas yra tikrasis atsidavimas. Meilė, kur yra aukščiau bet kokių lūkesčių, aukščiau bet kokių ego. Ir štai, poemos viršūnė. Ji sako, aš esu tavo amžina tarnaitė. Net jei tu mane atstumsi, aš vis tiek tau tarnausiu. Mano meilė, ji nepriklauso nuo to, ar tu atsakysi tuo pačiu. Tai tiesiog neįtikėtina. Tai yra pati griniausia, besąlygiškos meilės išraiška. Ir ši būsena, žinoma, turi savo vardą Mahabhava. Galima tai įsivaizduoti kaip dvasinės meilės Everestą. Tas momentas, kai tavo patys aš tiesiog išnyksta, ištirpsta meilėje kitam. Tai ir yra laikoma aukščiausių dvasinių pasiekimų. Tai kokias dovanas gulbė neš Krišnai? Jokių brangenybių. Jis siunčia tai, kas yra tikra. Savo ašaras, savo atodusius, gėles iš tos vietos, kur jie buvo laimingi. Ir prašymą nusilenkti jam prie kojų jos vardu. Tai visa jos esybė sudėta į šią kelionę. Na ir dabar turbūt visi tikimės tos holivudinės pabaigos, tiesa, kad jis perskaitys laišką ir atjojos jos gelbėti. Bet poetas turėjo visai kitokių planų. Poemos pabaiga yra netikėta ir būtent joje slypi visa filosofija. Laimingo susitikimo čia nėra. Poema tiesiog baigėsi. Gulbė išskrenda su žinia, o Rada lieka laukti. Išsiskyrimas niekur nedingsta. Ir tai padaryta visiškai sąmoningai.
nes pats išsiskyrimas čia ir yra svarbiausias. Ir štai kodėl. Visa tai mus veda prie vienos svarbios savokos – vipralamba rasa. Rasa reiškia skonį ar emociją, o vipralamba – išsiskyrimą. Taigi tai yra meilės išsiskyrus skonis. Saldžiai kartus jausmas, kurį, pasak šios tradicijos, galima patirti tik per atstumą. Visa poema ir yra sukurta šiam jausmui perteikti. Tai kodėl meilė per atstumą laikoma aukštesnė dvasinė būsena? Skamba keistai, ar ne? Bet idėja tokia. Būtent tas nuolatinis ilgesys, tas nenutrūkstamas mylimojo prisiminimas, ta meilė, kuri gyvena tik mintise ir širdyje, ji tampa daug intensyvesnė. Ji išgrymina jausmą, paveršia į galingesnę dvasinę jėgą nei paprastas džiaugsmas būnant kartu. Taigi ši sena 16 amžiaus poema mums užduoda labai modernų ir provokuojantį klausimą. Ar gali būti, kad pati giliausia, pati tikriausia meilė pajuntama ne tada, kai esi kartu, o būtent kai esi atskirai? Ar būtent nebuvimas atskleidžia tikrąją jausmo jėgą? Štai apie ką ir kviečia pamastyti ši neįtikėtina istorija.